Sveiki, šiandien norėjau padiskutuoti vieną temą ir iškėliau savo klausimą, patį didžiausią klausimą ever. Ar gyvenimas overrated? Šito video sponsorius Coca-Cola ir Pringles ir Dorito. Ar gyvenimas overrated? Gyvenimas yra overrated. Pliusai. Gali pažaisti su PlayStationu, gali pažaisti Minecraftą, GTA 5, Fortnite'ą. Į Ameriką gali nuvažiuoti, pavalgyti skaniai. Minusai. Prastas atlyginimas, prasta vieta gyvent, užknisanti žmona, užknisantis vaikai, bomžų gali tapt, matematiką mokytis reikia, TikToką turi žiūrėti pastoviai, dirbti reikia. Čia minusai. Tai minusų daugiau negu pliusų, žinau. Bet mes dar neatsakėme mano iškeltą klausimą. Ar gyvenimas overrated? Nežinau, pasakykit jūs man, ar overrated yra gyvenimas, what the fuck, kol aš man turiu ateit, pasimt telefoną, filmuot ir sakyt, ir klaust, ar gyvenimas overrated? Nežinau, jūs man pasakykit komentarus, ar gyvenimas overrated? Nežinau. Šiandien valgiau cepelinus su šaltibarščiais. Tai žodžiu, gyvenimas, ar yra overrated, aš nežinau. Gal overrated kitiems ne overrated. Bomžams yra gyvenimas overrated labai. Jie neturi darbo, neturi namų, neturi nieko. Jie yra prasigėrę, susmirdę bomžai. However, tiems žmonėms, kurie eina į darbą ir dirba 9 to 7, 9 to 5, okay, 9 to 5, biški mažiau, ne? Jiems gyvenimas nėra, palauk. Kur aš buvau, palauk? Jiems gyvenimas Jiems gyvenimas overrated. Pala. Nuostabu. Okay. Tai atsakykit į klausimą komentaruose, ar gyvenimas overrated. Ką čia dar pasakyti? YouTube. Spauskit like, jeigu norit, kad sugrįžčiau į YouTube. Ir jeigu norit, kad kurčiau bombinius video. Jeigu norit, spaudžiat like, supportinat, aišku, įmetat po 10 eurų visi, juokauju. Sąskaita bus mano piniginiai, mano banko sąskaitai. Tai jeigu norit, kad kurčiau, jeigu norit, kad virčiau metamfetaminą, irgi rašykit, nesustokit, rašykit, domėkitės. Vilkaviškio snusai, domėkitės, rašykite ir pirkite. Vilkaviškio snusai, jo. Ir dar vienas rėmėjas Vilkaviškio snusai. Pirkit. Instagramoje irgi domėkitės. Tai ką, tai gyvenimas, sakyčiau, yra biški overrated. Kodėl mes turim gyventi iš viso? Ar aš norėjau gyventi? What? Aš nenorėjau gyventi. Aš tiesiog atsisponinau šitam pasauliu. Aš nežinau, ar norėjau gyventi. Gal norėjau. Aš fucking neatsimenu. Ne, aš nenorėjau.
Ne, aš norėjau gyventi, bet, tipo, nuširdyt tavo būtų net ne tema, biškai, tipo. Nu, jau gyvenu, tai, okei, jau gyvenu, tai, nu, tai, okei. Bet gyvenimas yra overrated. Jeigu tu nesi fucking celebrity, gyvenimas yra overrated. Bet jeigu tu nesi celebrity, ar fucking gyvenimas overrated, ar nežinau. Bet gyvenimas yra iš tikrųjų overrated, biškai. Biškai gyvenimas overrated. Bet ne, bet jis yra overrated, bet vis tiek reikia jį turėti. Niekas fucking nesižudykit. Wow. Niekas nenutraukit savo gyvenimo, nes neapsimoka. Aš žinau, kad jis yra overrated, bet mes neturim jo nutraukti. Okay? Mes gyvenam, mes jau gavom šitą gyvenimą ir mes neturim jo nutraukti. Okay? Pasakysiu keletą tų gaidžių. Atsiprašau, kad dabar labai mažai kalbu. Bet, okei, jaunimo linijas, jeigu kažkas norite nusižudyti, kažkas turi gal tokių minčių, jaunimo linija 8800288888. Jo, skambinkit. Toliau irgi sakysiu telefonų numerius, kad nesižudytumėt. Nes tu man rūpi, tu esi žiauriai geras dalykas. Tu man rūpi, žodžiu. Ir tu nežudykis, sakė. Taip. Telefono numeris, vaikų linija, 116-111. Tai va, nereikia žudytis, okei. Gyvenimas biškiau rated, bet gyvenimas gali būti ir fucking perfectly rated, okei? Jeigu jūs kažką, tipo, susitvarkysit, eisit, domėsitės, sieksit savo tikslo, gyvenimas gali būti ir rated. Tipo, rated, ne overrated. Ir ne underrated, bet rated, perfectly fucking rated. Tai siekit tikslų, svajokit, dirbkite ties savo svajonę ir būkite atidūs. Ir kaip manote, kas laimės Euro Cupą 2024? Ispanija ar Anglija? English or Spanish? Atsiprašau. Aš esu normalus žmogus. Jeigu norite, kad sugrįžčiau į YouTube'ą, daryčiau video, viską daryčiau, spauskit like, spauskit subscribe. Kas manysit, kad aš moliukas, nukirsiu galvas, ne galvas, supratote? Like, subscribe ir iki kito karto. Viso gero.